Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 116 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie linką. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Mes jau kalbėjome su jumis apie yield returną, mes taip pat kalbėjome apie delegatus ir kalbėjome apie plėtimo metodus. Jeigu mes apjungsime visus tos tris dalykus, tai mums pavyks parašyti kodą, naudojant kurį mes galėsime labai lengvai ir paprastai dirbti su kolekcijomis. Pabandysime dabar tai parašyti. Mes parašėme tris metodus – filter, convert ir take elements. Mes perdam kolekciją, kur pas mus bus kažkokie elementai T tipo. Ir mes taip pat perdam ten predikatą, kuris priima T tipą ir atiduoda atgal boolą. Tai jeigu tas boolas yra true, mes tą elementą paliksim. Jeigu jis false, mes tą elementą ir neatiduosime atgal. Ir čia, kaip matote, yra taikomas yield returnas. Tai mes turime for each ciklą, praeiname pro tą source kolekciją ir tikrinam, ar pagal tą predikatą pas mus tas itemas praeina ar nepraeina. Tai jeigu tas predikatas atiduos mums true, tai mes padarysime yield returną. Priešingu atveju mes prieisime prie sekančio elemento ir tikrinsim jau sekantį elementą. Toliau convert. Mes praeiname pro visus elementus ir taikant tą mūsų delegatą, kuris konvertuoja iš in tipo į out tipo, sukonvertuosime kiekvieną elementą ir atiduosime naudojant yield returną. Na ir toliau pas mus yra metodas take elements, mes tiesiog nurodome, o kiek elementų mes norime paimti. Tai mes lygiai taip pat su for each ciklu praeisime, pas mus bus skaitliukas, kuris kiekvieną kartą didės, ir kai tik mūsų skaitliukas bus lygus countui, mes padarysime yield breaką ir sustabdysime iteraciją. Ir toliau tos elementus mes neimsime. Na ir galim sukurti dar vieną metodą, kuris ir sugeneruos mums skaičiukus. Tai nurodysim, nuo kur norime pradėti ir kiek elementų mums reikia paimti. Ir tada atiduosime kiekvieną iš tų elementų. Ką mes dabar čia galim padaryti? Tai yra plėtimo metodai ir jie visi priima IEnumerable ir atiduoda IEnumerable. Tai reiškia, kad iš eilės mes galime parašyti daug tokių metodų ir pasakyti, kad po vieną veiksmą mes norime iškart daryti antrą veiksmą, trečią ir taip toliau. Ir gausime galų gale kolekciją. Tai mes sakysime, kad norime nuo 1 iki 50 paimti elementus. Ir iš pradžių pažiūrėsime, ar tai pas mus veikia. Tai mes galėsime visus tos elementus išsaugoti kaip stringą, suklijuoti visus tos elementus visų pirma, išsaugoti kaip vieną ilgą stringą ir išprintinti konsolę. Ir paleidus tą kodą mes matome 50 elementų. Tai viskas veikia taip, kaip mes ir norėjome. Dabar mes galim pritaikyti kitus metodus, kurie buvo parašyti. Tai iškart čia kabletaškį nededam, rašome tašką ir iškviesime metodą filter. Tai irgi yra mūsų plėtimo metodas, kurį mes parašėme. Ir čia, taikant anoniminį metodą, mes galim nurodyti, o ką mes norim išsaugoti. Tai mums ateina paeiliui kiekvienas elementas čia. Ir mes sakome, kad norime palikti tik tos elementus, kurie yra didesni nei 25, bet mažesni nei 35. Ir jei mes paleisime kodą dabar, tai pamatysime, kad pas mus tik tie elementai ir liko. Toliau mes galim kažkaip tos elementus sukonvertuoti. Tarkim, pasakysim, kad kiekvieną iš jų padauginsim iš 2. Ir mes matome, kad tikrai kiekvienas iš tų elementų buvo padaugintas iš 2. Ir toliau mes iškviesime metodą take elements ir pasakysime, kad paimsime tik 5 elementus. Ir pas mus grįžta atgal tik 5 elementai. Daugiau elementų mes čia neturim. Ir tokių plėtimo metodų mes čia galim parašyti tiek, kiek norim iš eilės. Mes čia galim padaryti labai daug veiksmų, kurie mums yra reikalingi. Tarkim, aš galiu pasakyti, kad kiekvieną elementą noriu sukonvertuoti į tokį stringą ir gauti atgal. Ir dabar mes matysime tokį rezultatą. Tik tada string joinas klijuoja truputį ne taip, kaip mums reikėjo. Jeigu padarysime be \n, tai matysime, kaip dabar tie elementai yra printinami. Ir iš tikrųjų Microsoftas pagalvojo, kad tai tikrai fainas būdas ir padarė biblioteką link, naudojant kurią mes ir galim daryti tos visus veiksmus. Ten metodai vadinasi truputį kitaip, jie yra truputį optimizuoti, ten yra taikomi spanai, tam, kad greičiau viskas veiktų, ir mes galim tais metodais naudotis. Tai jeigu aš dabar panaikinsiu savo extensionus, pas mane čia įvyks klaida ir man reikės taikyti enumerable class. Tai pas mus yra enumerable tipas, kuris turi metodą range. Toliau vietoj filter aš turėčiau taikyti where metodą. Toliau vietoj convert pas mane būtų selectas. Vietoj take elements pas mane būtų tiesiog take. Ir vietoj convert vėl pas mane būtų select. Ir jei paleisim dabar tą kodą,
tai mes gaunam lygiai tos pačius atsakymus. Tai visi plėtimo metodai pas mus ateina iš tokio namespace'o kaip system.link. Jeigu perėsim, matome, kad čia yra system.link, čia yra partial class enumerable ir kiekvienas plėtimo metodas atitinkamai yra aprašytas. Tai šiandien mes pakalbėjome apie tai, kaip gali veikti linko metodai, o kitos pamokos metu mes kalbėsime, kokie ten išvis yra metodai ir kaip kitaip mes galim tos metodus kviesti. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.